Greičiau, paskubėk, tuoj prasidės. Varžybų dieną vėl prakiuro dangus, aikštėje telkšojo balos, todėl rungtynės buvo perkeltos po stogu į Saulėnų gimnazijos sporto salę. Vos suspėjome. Kiek daug visko nutiko per šias dienas, svarbiausia, kad pavyko išvaduoti Kasparo tėtį ir mamą. O Oskaras, mūsų komandos treneris, pasirodo, yra aro pareigūnas. Ir jei ne jis, tai visi trys būtume suprieškėję toje daržinėje bet apie viską papasakosiu vėliau. Tuoj prasidės varžybos. Mūsiškiai delfinai žali, paskutiniai mūsų trenerio Oskaro patarimai komandai. Gintai, nepamiršk laiku pastatyti užtvarų kodai. O kai mes varyk po krepšių kovoti dėl kamuolio. Žydriau, tau svarbiausia persekioti savo žaidėją, neleisti jam laisvą mesti. Supratai? Už juos visi serga, visa salė. Visa salė? Užmuš 6000 vaikų. Kokie 6000? Juk sakei, kad jie gyveno vaikų globos namuose. Sakiau, bet kad jų čia nekvapo. O tu įsivaizduok, kad jie mato mus ir nieko nebijok. Tu mūsų lyderis. Parodyk visiems, ką moki. Komanda Monstrai tapo rajono čempionais, bet atsirado kita Saulėnų komanda. Jie nepabūgo mesti iššūkį čempionams. Paplokime Delfinų komandai. Delfinai sulaukė savo komandos variklio Kasparo Valento. Dabar mūsų laukia labai įdomios rungtynės. Priminsiu, kad Kasparas Valentas lanko Kauno Arvydo Sabonio krepšinio mokyklą. Wow! Kas tai, gerbiamoji publika? Aš sutrikęs, to negali būti. Kas tas milžinas? O mamulėliau, koksai didelis. Ką? Arvydas Sabonis Saulėnuose? Pilkite ant manęs kibirą vandens. Aš sapnuoju. Žadinkite. Arba ne. Leiskite toliau sapnuoti. Kokia staigmena? Ei, Saulėnai, mūsų aplankė Lietuvos krepšinio legenda, visų laikų geriausias Lietuvos krepšininkas Arvydas Sabonis. O tas Kobė tikrai visai nieko. Turi potencialą. Ir dar kokio? Šuolis kaip kengūros. Atletiškas vaikinukas, o ir ranką auksinę turi. Matei, nieko neprametė. Viską sukišo. Ir metimo trajektorija graži. Nu taip, atrodo, turime dar vieną supertalentą. Girdėjo? O juk aš padėjau Kobiai treniruotis. Varžybos buvo labai įtemptos. Jau maniau, kad tie pasipūtėliai monstrai vėl galės tyčiotis iš mūsų. Bet paklausykit, kas įvyko per paskutinės 6 sekundės. Kasparui Valentui 5 pražanga. Nepykite, treneri. Taip išėjo. Tu nekaltas ir žaidėjai puikiai. Panašu, kad prakišom. Tokias superinės rungtynės. Per teisėją. Jei ir baudos neįmeta, nieko nepakeisim. Bus pratęsimas. O tada dviesiai jums dengti Kobę ir mums bus galas. Liko 6 sekundės. Delfinai turi progą paskutiniam metimui. Man! Mes! Mes laimėjome. Na. Paskui Oskaras pasakė, čia tai bent, matėt, per kokį monstrą įkrovė. Vaizdelis. Visi žiūrovai karštai plojo mūsų Kobei, o mane džiaugsmo ašaros išsiryško. Monstrai panarinę sprandus nudūlino į rūbinę, tik treneris Zaremba priėjo pasveikinti Oskaro su pergale. Kobė išėjo iš aikštės pergalingai iškėlęs rankas. Tai buvo jo ilgai laukta ir svajota triumfo valanda. Tačiau tik aš viena žinojau, kiek jis prakaito išliejo, kol sulaukė šitos laimės akimirkos. Juk vos atsiradau vaiknamyje, jau tada Kobė nesiskyrė su kamuoliu. O paskui prie Kobės priėjo pats Sabonis. Kaip tau pavyko įdėti kamuolį? Nežinau, man tai pirmas kartas. Seniai treniruojasi. Nuo 6 metų, kai tik atsiradau vaikų globos namuose. Ir vienas pats? Ne, man padėdavo. Kas? Aš jam padėdavau. Emilija, čia ponė Lina. O čia ponas Teofilis. Manau, nereikia sakyti, kad Lina ir Teofilis Valentai yra Kasparo tėveliai. Tai štai šitoks reikalas. Noriu jums pranešti, kad Kasparo tėvai išreiškė norą būti jūsų laikinais globėjais. Laikinais?
Puikumėlis. Vaikai, mes dar nespėjom sutvarkyti visų dokumentų. Bet suspėsime, todėl belieka jūsų pačių paklausti, ar sutinkate, kad mes taptume jūsų globėjais? O, tai gerai. Lankysite mus bent kartą per mėnesį? Ne, mes jūs pasiimame pas save. Abu. Valio, atostogos Kaune. Super. O, su Saboniu. Tai yra, su Kasparu galėsiu žaisti kašę. Mačiau, kieme yra klasiška aikštelė. Na, mama, tėte, nemokate aiškiai kalbėti, juk reikia tiesiai šviesiai sakyti. Kad negalima taip, reikia subtiliai. Bijau, kad vaikams bus šokas. Koks šok? Po to, kai jie išgyveno, juokinga. Trumpiau tariant, mano tėvai nori jūs įsivaikinti visiems laikams. O aš irgi noriu turėti tokią sesę kaip tu, Emilė, ir tokį brolį kaip tu, Erikai. Juk žinot, tas popierizmas pirma globėjais, o paskui tėvais. Ką? Juk sakiau, kad jiems bus šokas. Ačiū, teta. Ne, nuo šiol vadink mane. Mama, sutarėme? Mama, išnypkite man kas nors plys. Už ką man tokia nereali laimė? Neįsivaizduojat, kaip man gera. Tiesiog norisi krėsti visokias nesąmonės. Visus išbučiuoti.